Šiandien varom į weekendo koncertą. Kelias į Estiją bus ilgas, todėl apsirūpinam visais reikmenim. Nors ir buvo daug kelio darbų, bet tas kelias mums kažkaip neprailgo. Ir po kažkur 7 valandų mes jau buvom savo namelyje ir va čia mažas turas. Turėjom labai gražų vaizdą pro langą. Pasidažėm, susirašėm ir pradėjom aišku apšilinėti. 4 atsidarė arenos vartai, bet mes pajudėjom iš namų kažkur po 4 ir ten buvom be 25 ir jau buvo žiauriai ilgos eilės. Bet mes nebuvom durniai ir mes nesistojom į ilgiausią eilę, susiradom trumpiausią ir joj kažkur praleidom 10 minučių ir dar aišku šiek tiek apšilom prieš koncertą. Tada gavom led apyrankės ir pajudėjom į areną. Arena dar buvo pustuštė, todėl mes neskubėjom. Ir nuvarėm pasižiūrėti merčą ir aš nusipirkau labai brangų megztinį, bet buvau labai laiminga. Ir tada jau pajudėjom į sceną. Čia jau buvo po 5 kažkur ir žmonės jau sėdėjo, užsiėmė savo vietą. Po 4 valandų pagaliau pradėjo pūsti mėnulį. Ir tada išėjo ponas Abelis. Ir aš apsiverkiau kažkodėl, nežinau kodėl. Kadangi turėjom Golden Circle vietas, tai jisai visai gerai matęs mum. Ir tada mum piso ugnies. Ir aš negalėjau patikėti, kur aš esu. Ir buvo taip karšta, bet buvo taip faina. Ir dar buvo žiauriai faina, kad keitėsi mėnulio spalvos. Tai buvo labai gražu. Ir tada Abelis pagaliau nusiėmė savo kaukę. Bet jis nenusiėmė viso koncerto to ploščiaus. Tai buvo biški sad. Čia, žodžiu, labai daug visokiausių šviesų. Atrodė, kad mes buvom filme, bet to pačiu biški sad, nes supratau, kad jau tuoj viskas baigsis. Apibendrinant, koncertas buvo žiauriai geras ir aš žiauriai džiaugiuosi, kad variau. Bet labai liūdėjau, kai jisai pasibaigė. Tada pastovėję kamštį mes pagaliau liūdnai sugrįžom namo.